Taigi sveiki atvykę, čia Džegaro ir vėl aš. Podcastas, naujas Lietuvoje, dar vienas podcastas, taip. Bandysim kažką padaryti kitaip, ne vien tik pramogos, ne vien tik tais visokios blevizgos, bet ir kažkokių dalykų, kuriuos galėsite išsinešti namo ir pasigerinti savo gyvenimą. Ir kas aš toks, kad jums pasakočiau tokius dalykus ir jūs manęs klausytumėt. Tikrai ne, niekas manęs nei matęs, tikriausiai nei girdėjęs, bet turėsime žmogų, kurio irgi niekas nei matęs, nei girdėjęs. Tai nebus dar vienas iš podcast'o į podcast'ą vaikščiojantis aktorius, humoristas ar kažkas. Šiandien mes turėsime studijoje, jūs nepatikėsite, trimitai, fanfaros. Taip, Eurojackpot milijonierius. Jūs išgirdote teisingai, jis atvažiuoja čia pas mūsų. Duos pasirašyti kontraktą, kad negalėsiu išduoti jo tapatybės, kitaip praktiškai jau skaičiau tą kontraktą, jeigu išduosiu, tai jau geriau pasikarti, nes prarasiu viską, ką gyvenime turėjau. Tai laukiam jo, tikiuosi jums patiks, laikinkit, subscribinkit, jeigu jų nebus nei laikų, nei subscribų, tikrai šitas podcastas ilgai nesitęs, bus pirmas, antras bandymas, trečias nežinau, jeigu nieks nežiūrės, tikriausiai bus ties antru ir trečiu ir užbaigta. Na ką, laukiam svečio, prakaitėlis varva, reikia atsigerti vandens, kol netvyko mūsų milijonierius, esu paruošęs įdomių klausimų. Tikėkime visus atsakys, jeigu ne, kad bent 80%, jeigu ne 80%, tai gal bent 70%. Sakė, į labai didelius asmeninius dalykus neketina lysti, bet bandysim kažką įdomaus iš jo ištraukti. Kiek supratau, jis ketina tiesiog sudeginti šitą podcastą savo atsakymais, tai nieko per daug neprarasim. Pirmas podcastas gali ir būti paskutinis, taip kad iki. Taigi, jis jau čia, laimės kūdikis čia ir mes esam laimės kūdikiai, galėdami jį čia turėti ir paklausinėti keletos klausimų. Taigi, visų pirma, man kylantis klausimas yra, kodėl šis podcastas, kuris net dar nėra podcastas, pirmas sykį mes kažką kalbiname ir tu būtent atvykai čia į šį podcastą, kur galėjai pasirinkti daugybę kitų podcastų, kurie yra daug populiaresni. Klajumai vėl tie patys, kokių dar tų podcastų ir net nežinau begalės Lietuvoje, kodėl ne jie, kodėl ne Vilnius, kodėl būtent čia kažkur atvykai į sklepą pas mane. Sveiki visi, taigi kodėl pasirinkau šitą podcastą naujai, ogi todėl, kad nemanau, kad bet kuris kitas senasis jau turintis savo auditoriją podcastas sutiktų neatskleisti mano tapatybės, vis tiek kažkas pamatytų mano veidą, sužinotų vardą, kažkaip viskas išeitų į viešą erdvę ir nebegalėčiau ramiai gyventi, turėčiau per daug dėmesio, manau. Ir štai nepamiršk, tu pasirašai kontraktą, tu esi vienintelis šią studijoje, kuris matei ir gali išduoti viską taip, kad jeigu kažkaip išlys mano vardas ir pavardė ar veidas internete, aš žinosiu, ką kaltinti ir žinok, tau šakės bus. Ir kitas dalykas, tai chebra, kurie yra aukštai, savo podcastuose turi savo auditoriją, jie tikrai nenori rizikuoti savo reklamų pinigais, kažką pasakyti prieš valdžią, kad uždarytų jų podcastą. O čia mes turim pirmą, sakei, podcastą, pirmas žmogus, pirmas svečias, gal ir paskutinis, tai nėra ką prarasti. Arba bus bomba, arba bus 200-300 peržiūrų ir mes jau antro ar trečio netgi nedarysime podcastą. Tai žmonės, jeigu jums patiks, laikinat, subscribinat, komentuojate ir mes žinosime daryti antrą, trečią ar ne. Aš kol kas būsiu vasarą tikrai čia Lietuvoje, kol net šals, tai gal galėsime dar susitikti, viskas priklausys nuo jūsų. Taigi, ar yra kažkokia istorija apie tą tavo laimėjimą? Tu susapnavai gal skaičius, ar pirkai paskutinį bilietą, kuris buvo parduotuvėje? Ar yra kažkokia ypatinga istorija? Nėra kažkokios ypatingos istorijos apie tą laimėjimą Eurojackpoto. Visą laiką aš buvau pasinešęs į skaičius, man patikdavo statistika, tai ir kai perku bilietą, dabar jau tikriausiai nebelabai ir beperku, nebereikia antro Eurojackpotą laimėti, jau turiu pakankamai, tai
ką aš darydavau, tai nepirkdavau taip tiesiog bilietus. Pamačiau ir nusipirkau gal keletą kartų, bet dažniausiai mėgdavau pasiknysti statistikoje ir pasimti prieš tai buvusius skaičius ir juos panalizuoti. Sakykime, naudodavau tokią strategiją, kad yra 5 skaičiai ir kad visi poriniai bus labai mažas šansas arba kad visi lyginiai. Ir pasižiūrė, kad maždaug arba 2 poriniai, 3 neporiniai arba atvirkščiai. Tai teoriškai turėtų padidinti tavo šansą laimėti. Paskui pasižiūri dažnumo kritimo skaičių. Būna vidutinio dažnumo, retai krentantys skaičiai ir dažnai krentantys skaičiai. Viskas yra puslapyje Loto LT, jei neklystu vis dar, tai galima visus tos dalykus pasižiūrėti ir aišku, dar daugybė yra įvairių statistinių dalykų, kaip dispersijas, tai yra išsisklaidimas skaičių, kaip toli viens nuo kito būna. Ir žiūrė maždaug prieš tai, kiek 10 paėmė žaidimo ir žiūrė, kaip viskas vyko prieš tai. Ir negaliu pasakyti, kad tai padidina, teoriškai tai nepadidina netgi tavo galimybę laimėti, bet tu jauti, kad įdėjai kažkokį darbą ir vienas iš tų kartų buvo, kada aš sugebėjau visus skaičius atspėti. Tai aišku, nėra kažkoks vaistas, kad jeigu visi taip darysite ir laimėsite, bet man tai pasisekė. Ir pavyzdžiui, kitas dalykas dabar dirbtinis intelektas labai stipriai gerėja, bet kiek aš bandžiau su juo sudaryti įvairių tų skaičių derinių, tai patikėkite, manim aš neįsivaizduoju, iš kur ChatGPT traukė tuos skaičius. Tai palei mano skaičiavimą vienokie skaičiai buvo, kai aš jo paprašiau sudaryti jo atrodantį geriausiai laimingų skaičių derinį, tai visiškai skirtingai. Man skaičius jisai išmetė ir paklausiau, bet kodėl nesueina mūsų tie skaičiai, kai pasakiau, kokią metodiką reiktų naudoti skaičiavimui, tai anot jo, tai viskas teisingai, aš skaičiuot moku tikrai nepasitikėjau jo, sakau, Girdė, kažkokias nesąmonės tu man čia šneki, iš kur tu gauni tos skaičius, iš kurio puslapio. Tai ir jisai sako, aš taip, tiesiog skaičius random, jėmau atsitiktinius visiškai ir palei juos paskaičiavau, o kodėl tu taip darai, jeigu aš to ką tik išdėščiau. Žodžiu, nepasitikėkite visiškai ChatGPT, jis vis dar daro klaidų ir ne tik šiais klausimais, bet aš jau nukrypau visiškai, bet esmė tame, kad bent jaučiuosi kažkokį darbą įdėjęs ir dėl to kažkaip, kai žmonės laimi kažkokius milijonus, tiesiog nusipirkė padėję 2 eurus ar 3 ir nupirkė biletą ir jie laimi, kažkokio nėra gal tokio įdėto darbo jausmo, o čia aš visą laiką įdėdavau kažkokį darbą ir man gal tai ir atnešė sėkmę, aš nežinau, gal tiesiog esu laimės kūdikis, bet tokia mano istorija, kad aš su statistika viską darydavau. Tai papasakok, kaip pasikeitė tavo gyvenimas po lemtingo laimėjimo? Tai gyvenimas pasikeitė kardinaliai. Viskas, gali arba daryti viską, arba daryti nieko. Arba gali per vidurį. Šitiek pinigų jau turi būti tikrai labai geras, kad iššvaistytum ir vėl grįžtum prie savo senojo gyvenimo. Tikrai aš jau nebūsiu tas, kuris narkotikams, alkoholiui ir rock'n'rollui iššvaistys savo pinigus ir paskui grįž prie savo senojo gyvenimo. Ne, tai aš kaip ir kiekvienas lietuvis tikriausiai pagalvojau standartiškai. Prisipirkau butų ir Lietuvoje, ir užsienyje, prisipirkau aukso, beje, už 2500 tuo metu tiek kainavo auksas, dabar kaip tik visai nesenai pardaviau savo pusę aukso atsargų už 5000, tai realiai dabar net jeigu auksas taptų bevertis, aš vis tiek šito investicijai būčiau ant nulio. Dabar jau tas auksas, kurį turiu, jisai jau dabar yra visiškai, kaip sakant, atsipirkęs. Jau jeigu tik keliausi viršų, kaina jau man tik tai į pliusą ir į pliusą eis. Žodžiu, žiūrėsim, bet tikriausiai dabar jau gali tas auksas ir daugiau 6000 ir nebekilti. Čia tokia mano prognozija, jeigu kažkas domisi kainomis.
pažiūrėsime, ar būsiu teisus. Pats atsisuksiu šį podcastą prisiminti, kad pasakiau šios žodžius ir pažiūrėsime metų gale, ar visgi peržengė 6,000 kainą. Tai toliau kas pasikeitė, tai tiesiog gyvenimas pasidarė toks, kad tu ieškai, kur investuoti pinigus, kažkiek aišku pasiliekė savo ir išskirstai, kad nebūtų viskas viename, pavyzdžiui, Snoro banke ir staiga jisai užsilenkia ir nebėra pinigėlių. Ir atsiminkinim infliaciją, kas darosi su kainų augimu šiais laikais, tai aš jau neįsivaizduoju, prisiminus savo senuosius laikus, atrodo, tu dirbi vis daugiau ir uždirbi daugiau, bet ir mokesčiai didėja arba su ta pačia individualia veikla, kas vyksta, aš nesuprantu, jeigu kažkas su ją dirba, tai susidūrėte, tai pirmą temą jau, kurią noriu paliesti, tai tas 50 000, kol nesi PVM mokėtojas, jisai velkasi kiek metų, jau metai iš metų, viskas kyla, visi mokesčiai kyla, procentaliai kyla, bet tas 50 000 eurų į metus, iki kurių tu dar nesi PVM mokėtojas, stovi vietoje dešimtmečius, kas čia per nesąmonė yra. Tai va, čia jau pirmas degtukas į sudeginimo šito podcastą. Gerai, kitas, klausimą, kol dar neužbanina mūsų. Tai šito klausimo nepaklausiau, manęs tikrai nieks nesuprastų. Tai pasakyk, kiek dabar turi lėšų savo kišenėje ir apskritai tavo turto vertė, jeigu viską parduotum, kiek turėtum pinigų? Čia tikriausiai bus topinis klausimas podcast'o. Kiek milijonierius bet turi pinigų, kiek ištaškė ir kiek dabar turi, tai galiu per daug neslėpdamas pasakyti, kad turiu kišenėje dabar apie 1 eurų, sąskaitose banko gal 500 000, viskas. Visa kita yra, nebijokit, nepragerta, o suinvestuota, kas į auksą, kas nekilnojamą turtą. Dabar dar, kai sakiau, nesenai pardaviau aukso nemažą kiekį, prieš užpuolant Iraną pasiturėjau tos pinigus, tikėjausi kažkokio kritimo vertybinių popierių, tai kai pakrito Amerikos rinkos, tai į technologijų didžiasias akcijas irgi sudėjau, tai irgi gana neblogoje vietoje, dabar vėl jau prasidėjęs kilimas, tai jeigu norite žinoti, pinigų turiu apie 500 000 dabar, bet jeigu viską parduočiau, tai jau tikrai būtų virš 100 milijonų ir šitaip yra paprasta, kai turi pinigų, jau tau, kai nebereikia dirbti, tiesiog atrodo pinigai pradeda ant medžio augti, aišku, reikia įdėti pastangų, reikia nusipirkti tam tikrus įrankius, tam tikrų protingesnių žmonių pagalba reikalinga, bet turint begalės pinigų, tenai sumokėti 20 000, 30 į metus už kitų žmonių paslaugas, kurie išmano investavimą, nematau problemos. Aišku, jau kai tu nori 1000 investuoti savo uždirbtą sunkiai arba 5, tai jau tu nebeįpirksi labai didelių garsių tenai žmonių patarimų, bet aišku, vis tiek, jeigu kas nors klauso ir turi vieną kitą eurą, tai jau geriau neišleisti, neišvažiuoti kelionę, aš siūlyčiau vis tiek kažkur surizikuoti, suinvestuoti. O gal pasiseks? Vieną dieną Džegaro jumis čia kalbins vietoj manęs ir jūs būsite tas milijonierius, kuris nelaimėjo milijonų kaip aš, o kuris visgi uždirbo, suinvestuodamas teisingai, o ne iššvaistydamas savo pinigus. Gerai, liekam prie pinigų temos, gal turi kažkokį receptą ar patarimų, kaip paprastam žmogui praturtėti ir tapti milijonieriumi? Tai kaip paprastam žmogui tapti milijonieriumi, tikriausiai paprastom priemonėm nėra šansų. Vienintelis šansas yra laimėti milijoną ar 2, ar 3, ar 81, kaip mano atveju, bet patys matot, kiek per dešimtmetį tokių milijonierių buvo. Buvo dar keli laimėjimai, bet realiai šansas yra 1 iš 140 milijonų, kad tu užkalsi, kad tu laimėsi Eurojackpotą. Atsiminkite šitą įdomų faktą, kad jeigu Eurojackpotą
pagrindinis prizas būtų 140 milijonų, tik tada būtų verta pirkti bilietą Eurodžepo, tai iki tol realiai statistiškai yra neverta. Bet šitaip yra su visom loterijom, čia nėra išeiti, čia yra tik tais šansas mažesnis, daugiau šansų yra pralošti, negu uždirbti, bet aišku, yra tokių sėkmės kūdų kaip aš, kurie tai padaro, bet tai nėra reklama. Tikrai daug didesnis šansas dirbti ir uždirbti, bet aišku, vėlgi, jeigu tu dirbi darbą už vidutinį darbo užmokestį, tai reikės tau kiek tenai, 50 metų tikriausiai negėrus, nevalgius, neišleidus nei cento varyti, kad uždirbtum tam savo milijoną taip trokštamą ir tikriausiai per 50 metų jau infliacija tai bus pašokus į viršų, kad tas milijonas tikriausiai jau nebetrodys taip stipriai kaip šiais laikais. Nes jau ir šiais laikais, jeigu pažiūrėtum, kiek dabar Vilniuje centre kainuoja būtai nuo milijoną į viršų, už pusę dar gali kažkur gauti, tai kainos yra išprotėjusios paprastam žmogui, aš net tie keli metai, kaip aš gyvenu milijonieriaus gyvenime, man viską apvertė aukštyn kojom, bet kai prisimeni, kaip viskas buvo anksčiau, tai nežinau, labai sudėtinga išbristi iš paskolų žmonėm, aišku, aš jų visą laiką vengiau ir nenorėjau, nes irgi turiu tam tikrą nuomonę apie tai, bet įprastam žmogui, kaip sakai, paprastam žmogui, kaip tapti milijonieriumi, tai vienintelis kelias labai daug dirbti ir labai mažai išleisti. Kitų didelių pasirinkimų nėra, aišku, dar sėkmingai investuoti, bet jeigu tu gyveni paprastą tą gyvenimą, kai beveik viską, ką uždirbi, viską išleidai ir neatsidedi nei biški pinigų taupimo ar investavimui, tai nėra jokio kito vaisto, kaip kuo daugiau uždirbti ir kuo mažiau išleisti. Viskas paprasta ir ypač žmonės, kurie galvoja apie vaikus, kūrimą šeimą, tai jeigu tau bernelį dabar atrodo, kad labai viskas brangu ir daug kainuoja ir neina susitaupyti, tai patikėk, jeigu tu susirasi žmoną, turėsi vaikų, tos išlaidos, ką tu dabar išleidai, atrodys juokingai, nes tada, kiek tu, ypač jeigu dar gyveni didmiestyje, patikėk manim, išlaidos bus kosminės, ypač viengungiams, kurie dabar gyvena vienišą gyvenimą. Turėkite tą omeny, taip kad geriau pasiruoškite pinigų kuprinę dabar, nes paskui gali būti tikrai ir jas tai reikės gyventi labai susispaudus. Ir aišku, padėtų dar vienus dalykus, jeigu nebūtų išleidžiama begalės pinigų įvairiom priklausomybėm, alkoholiui, narkotikom, cigaretėm, beipam, tai ne tik, kad ėda jūsų pinigus, bet dar aišku ir sveikatą ir darbingumo mažina. Tai čia yra dvigubas blogis. O dar kitas dalykas, kaip uždirbti daugiau pinigų, tai visų pirma reikia jau pradėti nuo labai mažumės. Jeigu vaikas, pavyzdžiui, pradėjo sportuoti krepšinį ir tikrai tai sekasi, tai gal mamytės, nežiūrėkite į tuos blogesnius pažymius, leiskite tam vaikui žaisti krepšinį, nes pažiūrėkite, daugiau įmanoma uždirbti ar žaidžiant krepšinį, tikrai geram lygyje, ar baigus universitetą ir tenai dirbant už vos aukščiau negu vidutinis atlyginimas. Tai čia irgi yra vienas tokių dalykų, kur kaip galime uždirbti, tapti milijonieriais. Tai tiesiog paprastų kelių nėra. Reikia rinktis, reikia daugybę pasirinkimų daryti. Savo profesiją tikriausiai reikia pradėti galvoti idealiausią mokyklą, gal ne 10 klasę. Ir jeigu kažkur jūsų vaikas turi kažkokį polinkį, tai pabandyti jam tikrai leisti, kuo daugiau laiko skirti prie to pomėgio, nes kuo daugiau skiri, tuo didesnis šansas, kad tu tapsi tos srities profesionalu ir jau kai tampi profesionalu, tai jau tikrai atlyginimai bet kokios srities profesionalo yra aukščiau negu tu baigsi mokyklą tenai, kad ir prestižinė mokykla su prestižiniu diplomu, tikrai šitiek daug neuždirbsi pinigų, kaip kad ir dizaineris, kuris
kurio rūbai patinka žmonėm, pas jį daugybė užsakymų, tikrai jis daug daugiau uždirbs be jokio diplomo, be nieko, negu tavo vaikas, kuris ėjo 4 metus papildomai ir į mokyklą ir dabar įsidarbino už 2000 į rankas. Ir tikriausiai toks dar kelias ne visiems tinka, nes ne visi yra pasiryžę ar galintys dirbti ofiso darbą. Ofise daugybė žmonių tiesiog kenčia, viskas gražu, yra kajytė, yra kolektyvas. Aš irgi iš tų žmonių, kur labiau esu individualus ir man labiau patinka nedirbti komandą, nes dažniausiai komandai aš matau tik tais, kaip ieškoma, kaip nusiplaut nuo darbo, ko mažiau padaryti. Pavyzdžiui, kad ir kasininkai, kad ir aš tai tą pastebiu, geriausias kasininkas ir aš pas jį einu į kasą. Žinau, kad jį greičiausiai atliks, bet atlyginimas jos bus lygiai tas pats, kur tenai ateina krapšto nosį, vienas žmogus pas ją apsipirko, pas mano gerąją kasininkę 2 jau apsipirko, bet jie bus gaus tą patį atlyginimą. Tai reikia turėti omeny, kad reikia pasirinkti profesiją tokią, kad tu sugebėtum būti geras ir palei tai būtų tavo atlyginimas. Jeigu tu darysi savo darbą gerai ir gausi vienodą atlyginimą, tai žiauriai duoda per moralę ir tu tikrai neturi jokio paskatinimo būti geriausiu kažkur darbe, jeigu visi gaus vienodą atlyginimą. Tai vat reikia, kaip tapti milijonieriumi, vat tas yra vienas svarbiausių dalykų, pasirinkti savo teisingą kelią ir tada turėsi daug didesnius šansus negu tiesiog kur papūs vėjas, ten ir naisiu dirbti. Ne, taip tik tais į vidutinybę galima nueiti arba žemiau jos ir paskui graužtis dėl to, kad galėjo mano gyvenimas būti toks ar kitoks, arba žiūrėti mane ir pažiūrėti, jam pasisekė, kaip laimėjo milijoną, aš irgi taip noriu. Taip tikriausiai neatsitiks. Turi imti gyvenimą į savo rankas ir kažkaip jį išlankstyti, išformuoti taip, kad jis tau patiktų ir galiausiai gal ne milijoną, gal 500 000 tavo turtas bus svarus, bet tai vis tiek bus geriau negu mokėti paskolą 50 metų ir paskui turėti tą butą pagaliau užsipirkus, bet nieko gyvenime nedarius, tai dirbus vien dėl to, kad turėtum stogą iš galvos. Tačiau iš visi filosofijos pasileido, užduok kitą klausimą. Tai tu visiškai prieš rūkimą, narkotikus, alkoholį? Tai taip, ir prieš alkoholį, ir prieš tabaką, ir prieš veipus. Prieš visas tas nesąmoningas priklausomybės aš esu. Nematau reikalo, kodėl reiktų šitai daryti visi žmonės, kai linki kažko per gimtadienius, ko jie linki? Sveikatos. Bet tai kodėl nesuprantu, jie dauguma bent jau geria, rūko, veipina, narkotikus vartoja ir linki sveikatos. Ir patys sako, yra sveikata pats didžiausias turtas, bet ne, daro visokias nesąmonės tiek su savo priklausomybėmis, tiek su savo valgymu, nesveiko maisto, tiek su nesportavimu. Aš nesuprantu, niekas nesueina, atrodo, dieną linki, bet viskas pro šalį. Noriu sveikatos, bet noriu va taip. Lygiai taip pat, kaip ir kalbėjom apie tapimo milijonierių, visi nori. Įkrito man Eurojackpotas, viskas. Pasisekė, dabar ir man įkris. Ne, tikriausiai taip neatsitiks. Būna vienas išimtinis atvejis, bet Lietuvoje ir daugiau tikriausiai taip. Gal 10 metų praeis, gal 20, kol taip atsitiks. Nežinosi, bet statistika yra žiauri šito atveju. Tai kodėl mes galvojame, kad aš rūkysiu, gersiu, vartosiu narkotikus ir mano gyvenimas bus normalus. Ne, mes turim visus pavyzdžius, tikrai internetas nemeluoja. Tai yra didžiulis blogis. Todėl aš esu tikrai buvęs ir rūkęs, ir alkoholį naudojęs. Mano iš tikrųjų tas kelias, kai mečiau alkoholį, visišką blaivybę prasidėjo dar prieš laimint Eurojackpotą.
Gal todėl čia buvo kaip apdovanojimas, aš kartais pagalvoju. Nežinau, ar išbandymas manęs, nes aš mečiau visai greitai atėjo tas laimėjimas ir gal mane patestavo pats pasaulis ar visata, pažiūrės, ar aš tikrai neįklimsiu į alkoholį, ar nepradėsiu narkotikų vartoti, tai aš dar ir pats savo testą padariau, kad kai jau į sąskaitą įkrita pinigėliai, pirmą, ką aš padariau, tai išvažiavau pailsėti į šiltus kraštus, kur ultra all inclusive, gali valgyti, gerti kiek nori ir pasitikrinau taip. Atlaikiau, negėriau alkoholio nei truputėlio ir nežinau, visų pirma, kaip man tas atėjo į galvą negėrimas, tai jau nuo labai ankstyvų dienų, šiaip jeigu dabar patviravus pradėjau naudoti alkoholį ir kai būni dar paaugliu, tu išgeri, apsvaigsti ir kitą dieną atsibūdęs, kaip nieko. Visiškai sveikas, jokių padarinių nieko, tik atsigeriai porą stiklinių vandens ir tu visiškai žvalus. Bet su laiko jau tu pradedi nebetoleruoti tų alkoholių, kurie turi daugiau negu 30 laipsnių. Atsimenu, išgerdavau stipresnių alkoholių, jau būdavo labai blogai. Tai ties 25 metais perėjau į alų. Nuo 25 jau galėjau išgerti 3 litrus alaus, ten praėjus dar porai metų 2 litrus alaus ir jau kažkaip irgi ryte nebebūni 100% efektyvumo. Paskui jau žiūriu, kad jau ir tą 1 litrą alaus sunkiai tavo organizmą ves be perneša, tai ir tiesiog nebuvo, kad aš prisigerdavau ten eidavau atlikti savo dalykų, kuriuos turi atlikti. Ne, tiesiog jausdavau, kad visiškai organizmas ar sensta, ar nebepriema alkoholio ir visiškai taip išėjo, kad teko mesti. Viskas logiškai, tiesiog racionaliai, jeigu mąstant, tai kodėl tu turi save žudyti? Dar suprantu, kai tu išgeri ir nieko tau nėra. Gali nueiti darbą, gali nueiti pasportuoti, miegas nepasikeičia, naktį tiesiog nereikia eiti, jeigu to alaus prigėriai, jokių padarinių. Ok, jeigu yra tokių žmonių, jūs gerkite, aš nieko jums nesakau. Tas pats su cigaretėm, jeigu tu rūkai ir jauti, kad jos tau ar atsipalaiduot padeda, ar ką ten padaro, nežinau, bet tu ištvermės tau nesumažina, nekosai, plaučiai švarus, viskas ok, prašom, rūkykite, nieko neturiu prieš. Su narkotikais tikriausiai prieš ir bet kokį prieš, nes jų yra priklausomybės indeksas žiauriai didelis, kainos didžiulės, baudos didžiulės, žodžiu, nematau prasmės, kodėl reikėtų net ir pabandyti bet kokio narkotiko. Aš esu, aišku, bandęs žolės, negaliu pasakyti nei už, nei prieš, kažko labai blogo nebuvo, bet jeigu tai varysi kasdien, turbūt irgi nieko gero ir ypač, ką sako literatūra, jeigu tu esi jaunas žmogus ten iki 20 metų, net negalvok net apie tokį narkotiką patį lengviausią, jokių sumuotų narkotikų, jeigu nori, kad tavo smegenis funkcionuotų normaliai. Kitas dalykas, kai mečiau alkoholį, tai visiškai pasikeitė ne tik, kad mano kūnas tapo kiekvieną dieną vienodas, tu žinai, ko laukti, nebūna jokių tenai pachmielų, kai tu jautiesi, kažkoksai šiandien prasčiau jaučiuosi negu vakar. Kitas dalykas, nuotaikos svyravimo irgi dingsta. Tas pats turbūt ir su cigaretėm, jeigu tu meti rūkyti, tavo plaučiai išsivalytų ir būtų daug geriau, tas pats su narkotikais. Dopamino tie spygliai kylantis irgi yra lygiai taip pat tiek su alkoholiu, tiek su narkotikais. Tu pripranti labiau prie to noro pasijausti labai fainiai tam tikrą tuo metu būtent išgėrei, pavartoji kažko, tu tampi labai laimingas, bet paskui, žinokite, niekas nėra nuo to
apsaugotas, kuo tu aukščiau pakyli, tuo žemiau krenti. Tai čia yra ir moksliškai įrodyta, kad jeigu tu nepatiri lygiai taip pat ir su cukraus spygliais, labai daug cukraus kaip privalgai, o atrodo tu tenai gali šokti valandas, žaisti krepšinį kažką, užsimti veiklą, bet po to ateina tas vadinamas krešas ir sulūžti tiesiog. Tai čia viskas yra moksliškai jau įrodyta ir žmonės, tie, kurie nori gyventi vieną liniją, tai turi ir atsisakyti arba bent jau primažinti ir cukrų, ir alkoholį, ir narkotikus, ir jūsų tie draugai, kai sako, man daugybę sakydavo ant draugų, kad girdi, kaip tu dabar gyvensi, neįmanoma, kad tu negersi, turi kažkur atsipalaiduoti, nes kitaip tiesiog tu nuo problemų tau galva išvirs, tu numirsi arba išves tave į psichuškę, nes neįmanoma taip gyventi be alkoholio. Nu, aš esu pavyzdys, jau artėja 4 metai, kaip negeriu ir visiškai nieko. Netgi džiaugiuosi, kad nebereikia, kad nereikia gerti, nenoriu gerti ir tas dar atėjo tikriausiai iš to, kai jeigu jūs norite nustoti gerti, vienas paprastas dalykas, pabandykite, kas mane užvedė šitą kelią, tai aš pradžio pabandžiau, galvoju savaitę negersiu ar 2, pažiūrėsiu, ar tikrai nemeluoja visi tie, kurie sako sveikuoliai, kad negersi ir pradėsi jaustis puikiai. Tai mano pirmas savaitgalis negerimo buvo, kai atsikeli šeštadienį ir apsidairai, pasižiūriu laikrodį geras. Atsibudau anksti ryte, lygiai taip kaip ir kiekvieną šiokiadienę dieną, jautiesi puikiai, išeini į lauką, žmonių nėra, nes tikriausiai visi geria. Gerai, paskui šeštadienį mane pakviečia draugai pas jų ateiti, visi su alkoholiais, visi geria, prisigeria, šūdus šneka, nesąmonės daro, aš tenai sėdžiu ir tiesiog galvoju, blemba, jeigu aš gerdavau, tai man čia būdavo linksma ir aš irgi tokias pačias nesąmonės kalbėdavau, tokias pačias nesąmonės darydavau, kas per nesąmonę, visiškai jokios prasmės, kai pamatai blaivom akim, tai siūlyčiau jums pabandyti, bent vieną savaitę ar 2 negerti ir nueiti, pažiūrėti, kaip atrodo jūsų draugai iš šalies ir tikriausiai jūs pats save kaip veidrodyje pamatytumėt, koks yra absurdas visgi tas gerimas ir paskui tu pradedi jausti, kad tau į smegenis ateina kažkoks išgijimas, nereikia nei koduotis nieko, tu pasijauti išsilaisvinęs iš pančių, 2-3 savaitės ir tu visai nebenori gerti ir dar plus, aišku, man tas neveikia, bet paprastam žmogui, manau, irgi geras dalykas yra pasižiūrėti į alkoholio kilimo kreivąją, kainas, nerealu, įsivaizduoju, kiek reikia uždirbti, kad galėtum rūkyti, gerti, mokėti nuomą ir dar paskui tikėtis kažkur išvažiuoti atostogų, kiek reikia uždirbti, aš net neįsivaizduoju. Tai vėl aš čia prifilosofavau, davai duok kitą temą, nes jau kai užsivedu, tai jau užsivedu. Tai nejaugi neturi jokios priklausomybės pats. Gal kava, pornografija, kažkas vis tiek. Mano priklausomybės, tai tikrai nebus nei kava, nei pornografija. Patikėk, jau kai aš laimėjau šį Eurojackpotą, tai jau tikrai pornografija nebėra tai, ką aš naudoju, jau tikrai nebereikia jos. O kava tai labai irgi geras čia yra klausimas, nes kai aš buvau mažas, man močiutė pasakė, kad vaikeli nenaudok kavos, tai didžiausias narkotikas. Ir aš ją patikėjau. Ir iki pat šios dienos negeriu kavos. Nesuprasit manęs teisingai, tikrai nėra kava kenksmingas dalykas ir kofeinas. Viskas su ja tvarkoja, tik tais žmonės labai dažnai ją pervartoja. Ką aš turiu omeny, nes labai dažnai žmonės tiesiog
nepakankamai išsimiega ir su kava ar kofeinu užmaskuoja tą savo neišsimiegojimą ir jaučiasi pakankamai žvalus po kavos ir paskui geria dar vieną kavos puodelį ir dar vieną, vien todėl, kad naktį miegojo tik 5 valandas, o darbe reikia kažkaip žvalumo ir su kofeinu save bando atbudinti. Tai toks kofeino naudojimas tikrai yra žalingas, nes tada ir rankos gali pradėti virpėti ir kūnas. Ir didžiulis yra pakenkimas širdžiai, jeigu tai vyksta nuolatos. Tikrai negalima naudoti kofeiną kaip maskavimo nemigos. Turite tikrai žmonės, jeigu jaučiate, kad turite tą problemą, per daug geriat kavos ir per mažai miegate, tai ne, jau susirūpinkite labiau savo miegu. Svarbiausia, tu gal padarysi, kada tą podcastą apie miegą, bet svarbiausi dalykai yra, jeigu jūs turite atostogas, pabandykite atsiriboti nuo bet ko, nuo vaikų, savo antros pusės, jeigu turite nuo gyvūnų, išsivedinkite kambarį, išsijunkite šviesas dar bent valandą prieš miegą, nueikite gulti tada, kada jums įprastai reikia miegoti, nueiti ir be žadintuvo pabandykite išsimiegoti. Aišku, neišgerkite daug vandens, nes visų pirma reikia kiekvienam žmogui išsiaiškinti, kiek jam iš tikrųjų reikia miego laiko, nes kiekvienas esame individualūs, vieni gali miegoti po kaitėlius, kiti po pakaitėlio jaučiasi dar blogiau negu nemiegoja jo. Tai miegas yra individualus dalykas. Labai gerai, jeigu turite kelias dienas, pabandyti išsimiegoti ir pažiūrėti, kelintą valandą nuėjai miegoti ir kada atsikėlė ir maždaug taip kelias dienas, jeigu turite atostogas, nueikite miegoti vienodų laikų ir pažiūrėkit, kada atsikėlėt ir sužinosite, kiek jums laiko. Man asmeniškai reikia maždaug 7,5 valandos ir aš tada, tai mano optimalus miego laikas. Ir ką aš darau, tai visą laiką prieš miegą išsivedimą atsišaldau kambarį, prisitemdau šviesas arba jas iš viso išjungiu. Jeigu naktį reikia eiti miegoti, tai aš šviesas tiesiog nejungiu, bandau kuo mažiau su telefonu pasišviesti ir jo į akis nešviesti, kad neišblaškyčiau savo miego, o prieš einant miegoti, jau kai mes išjungiam arba pritemdam šviesas, tai įvyksta toks dalykas, kad natūralus mūsų pasiruošimas miegui, akis jaučia, kad reikia pradėti melatoniną gaminti ir mes tada pradedam darytis mieguisti. Visi kompiuteriai, televizoriai arba ryškios šviesos yra labai labai blogai prieš miegą. Ir aišku, labai gerai turėti puikias užuolaidas, kurios neperšviestų saulės šviesos, ypač vasarą, jeigu mes norim gerai išsimiegoti. Ir ryte bent jau mane labai labai šviesa pažadina. Ir aišku, jeigu gyvenate jau labai triukšmingoje aplinkoje, tai gerai gali išgelbėti ausų kištukai. Tai čia vėl tokių patarimų, nuo kofeino perėjau. Tai taip, kofeinas nėra iš savęs blogas dalykas, bet jeigu tu maskuoji miego sutrikimus arba nedamiegojimą, tai čia jau yra tikrai blogai, to nedarykite, prašau. O priklausomybės, tai sakai, pornografija, ne, pornografija jau nebėra mano dalykas, gal kažkada, kai buvau paauglys, buvo mažai moterų šalia, buvo tas dalykas, tai dabar, jeigu aišku, kiekvienas žmogus galėtų pasirinkti ar seksas ar pornografija, manau, daugiausia žmonių pasirinktų seksas, aš irgi tą renkuosi ir kai turiu tokią galimybę, tai pornografija nėra tikrai mano priklausomybė, o jeigu taip giliau pamašius, kas arčiausiai priklausomybės, tai tikriausiai ir būtų seksas, bet žinai, kai yra priklausomybės tokios kaip rūkymas, gėrimas ar narkotikai, jie turi kažkokią blogą neigiamą pusę, o seksas tai atvirkščiai, sakyčiau, ir pasportavimas, ir kažkiek kalorijų sudeginimas, ir širdžiai apkrova, tai tiesiog nėra kažkokių neigiamų dalykų. Nu, aišku, nebent tu eini pas prostitutės ir pasigauni kažkokią ligą, ar miešio padarai moterį, su kuria nenoriu būti, tada taip suprantu, bet jeigu tuos atmetus dalykus, tai nėra blogas dalykas ir tai yra mano vienintelė tikriausiai priklausomybė, kuri yra arčiausiai priklausomybių, jeigu galime tai pavadinti.
Pakalbėkime apie šeimininį gyvenimą, jeigu kažkiek gali. Tu vedęs ir turi vaikų, ar kažkaip kitaip? Nu, čia jau tema palėtė, kur nebuvo suderinta su manim. Tai nežinau, kiek daug galiu išsiplėsti, labai nenoriu lysti į asmeninius dalykus, bet esu turėjęs sužadėtinę. Apie vaikus nesakysiu nei vieno žodžio, bet dabar tu pats pagalvok, jeigu tu turėtum šitiek pinigų ir turto, ar tu turėtum žmoną ir kaip jinai stipriai stabdytų tave, nedaryk to, nedaryk, nu aš labai stipriai viską smegenyse dar turiu iš tų pleitų santykių, kad net žinok, nežinau kaip būtų įmanoma iš viso rasti tokią moterį, su kuria galėčiau paimti ir sakyti, davai, einam prie altoriaus ir būname kartu, nes dabar jau aš tikrai testuosiu, turiu labai didžiulį sąrašą apie savo būsimą žmoną, kurį turi atitikti ir aišku bent jau kelis metus žiūrėti, testuoti, nes jos sugeba pasikeisti. Šiandien jai tinka taip, kaip yra, rytoj tu darai lygiai tą patį, staiga jau nebetinka. Va tokie dalykai, tai mane labiausiai kas užknisdavo santykiuose. O dabar tai prisipažinsiu, neturiu nei sužadėtinės, nei žmonos, bet turiu 2 namų tvarkytojas, kurios, aš jas taip vadinu, kurios turi tam tikras pareigas, gauna labai didelį atlyginimą, gal ir nelabai oficialų, bet tikrai daug pinigų, jos yra biseksualios, jeigu aš išvažiuoju, jos turi ką veikti ir be manęs, o kai aš grįžtu, kažką kartais kartu su manim paveikia, tai čia aišku, nesupykite, moteris, bet taip jau yra su vyrais, kurie turi daug pinigų, jie tą dalyką kaip monogamiją pamiršta ir manau, kad tai iš tikrųjų yra tik tais apgavystė, jeigu taip išsiplečiant. Monogamija, manau, yra jūsų išmislas ir vyras, kuris turi pasirinkimo, gali pasirinkti, tikrai niekas nesirinktų nei senos karvės, nei storos karvės, visi rinktųsi 10 ir kelias, jeigu galėtų. Ir čia nėra dėl ko badyti į mane pirštais. Pasižiūrėkite į saviškį ir pabandykite paklausti, ką jisai atsakytų, jeigu staiga eini gatve ir Jolanta Leonavičiūtė pakelia sijoną ir sako, ateik pas mane, ateik, aš tau kažką gero parodysiu. Ir aš manau, kad daugybė vyrų tam neatsispirtų ir jeigu atsispirtų, tai tik tais dėl to, kad jo žmona būtų šalia ir temptų už rankos ir sakyti, ne, nedaryk to. O vyrai tokie yra, kad jiem patinka, 10, 9, super modeliai, be riebalų, pasportavusius. Jeigu dar protingat, čia jau iš viso pasaka. Bet dažniausiai, kuo gražesnė moteris, tuo daugiau turi reikalavimų, tuo daugiau turi savo tarakonų galvoje ir labai labai sunku rasti tokias, kurios norėtų būti su tavim ir jai nereikėtų dar daugiau kitų dalykų, kuriuos galėtų gauti iš kito vyro, tai labai sunku jas išlaikyti. Čia aš galiu iš patirties pasakyti, tos namų prižiūrėtojas, kurios dabar, ir aišku, jos yra užsienietės, nėra lietuvės, nes su lietuvėm yra mano patirtis visiškai bloga, nes, nežinau, pavyzdžiui, dabartinės mano namų prižiūrėtojas yra ukrainietės, jos džiaugiasi turėdamos ką pavalgyti, džiaugiasi turėdamos stogą už galvos, paprastais dalykais. Atrodo, gal kai matai bombardavimą ir skurdų gyvenimą, tau dabartinės super sąlygos atrodo kaip kosmosas, o kai tu jau esi matęs turtingą gyvenimą, tau jau tai nebetrodo įspūdinga, nebedaro jokio įspūdžio, tai ir tu pasidarai tokia sunku netgi žodį kažkokį normalų surasti,
kaprizinga, viskas negerai, visko nepatenkinta, turbūt jūs vyrai žinot. Moteris dažniausiai, jeigu tokia nebūna, tai galiausiai pavirsta kažkodėl tai. O mes tikimės visą laiką, kad kaip viskas prasidėjo, taip ir jeigu ir nevažiuos į viršų, tai bent jau liks viskas vietoje, bet patirtis dažniausiai rodo, kad būna pakilimas į viršų ir tada važiavimas žemyn. Jeigu jūs, aišku, turite teigiamų pavyzdžių, viskas okei. Aš džiaugiuosi dėl jūsų, jeigu jūs galite su lietuviam moterim bendrauti ir jaustis puikiai, liuks. Ploju, džiaugiuosi už jūs. Man kažkodėl tokių patirčių nėra, nes aš kažkaip noriu būti ne kad aukščiau moteris, bet kad jinai suprastų savo vietą, nesakytų, klausyk, nevažiuotų šiandien ten, nedaryk to, mes per mažai pabendravome, mes turėjome filmą, žinai, pavyko, tu sugalvojai išvažiuoti, pažvejoti, tu dabar į medžioklę išvažiavai, bet aš norėjau su tavim pabūti, visi tokie dalykai, ne, ačiū, nereikia. Gerai, koks yra tavo tobulos žmonos paveikslas? Tobula žmona. Paprasta. Tai jauna, nekalta, dešimkė, gražuolė, žodžiu. Išvaizda tai ties čia galim uždaryti, nes ir blondinių būna gražu, ir brunečių. Aš nesu, kad įsikandys į kažkokį plaukų spalvą ar akių spalvą. Ne, aukšta, žema. Įvairių yra gražuolių tikrai. Į tai nebūtų atspirties taškas, bet šansų turi visas, jeigu ką. O charakterio savybės, tai čia yra labai svarbus dalykas. Kaip aš nuvažiuoju į skurdesnės kokias šalis, kaip Filipinai, Tailandas, ten visai skirtingos moteris, ne savo, aišku, ir išvaizda, bet labiausiai savo tuo nuolankumu vyrui. Ir atrodo, tu pasijauti tenai karalius. Aš esu tenai nuvažiavęs dar ir nebūdamas milijonieriumi, tai aš ten jaučiuosi ant rankų nešiojamas. Atrodo, kažkoks tu ypatingas. Nebėra to, kad tik tais vyras gali kabinti moterį. Aš jau aišku nekalbu, kad tenai tam tikrose vietose tenai už pinigus ir tas moteris, bet apskritai tos, kurios yra neutralios, irgi matosi, kad jos nori tavo dėmesio ir pačios kažkiek netgi parodo tą dėmesio. Lietuvoje gyvenime to nebus. Majamyje, kur daug laiko praleidau pastarąjį metą, irgi. Nebent tu ten, aišku, privažiuoji super automobiliu, labai tavo išvaizda, apranga parodo, kad tu esi prie pinigų, tada jo, kitas dalykas, bet taip, man paprastai su šortukas, jeigu tu vaikštai, taip, Tailandas, Filipinai, tu jautiesi kaip visai kitas žmogus, daug labiau gerbtinas, mylimas, nežinau kaip pasakyti, daug daugiau kontakto su moterim gali apturėti ir kas man patinka, esu bendravęs ir artimiau su moterim, kurios yra skurdesnėse šalyse, tai po velnių, kaip viskas jaučiasi. Aš nežinau, ar tai nepasikeistų, jeigu labai ilgai su jie praleistum. Gal irgi, kaip visus moteris pradžiai parodo, kokios mes geros, o paskui parodo savo tikrąjį veidą, kai jau pasirašyti vedybų dokumentai. Aišku, gali ir tai būti, aš negaliu pasakyti, bet tie 3 mėnesiai, kuriuos praleidai kartu, tai atrodo, wow, vat būtent charakteris, va toks ir norėtųsi, kad būtų lietuvė, mokėtų lietuviškai, būtų graži, nekalta ir turėtų tą paklusnumą, gerą išauklėjimą, labai būtų protinga, mokėtų gaminti, galėtų sėdėti namuose ir jei nebūtų tai kažkokia depresuojanti patirtis, gal norėtų, gal jinai mėgėja knygų skaitimo, kur gali namuose tai daryti. Man tokia gal labiau net intravertė labiausiai ir tinka. Ir labai gerai išauklėta, kur tėvai, jie nebūtinai, kad laikė už pavadėlio ir nenusidavė jinai iki mokyklos baigimo su kitais, bet labiau aš tą turiu omeny, kur supranta, kur yra pavojus, kur yra teisingas
dalykas, kur teisingas vyras, kur neteisingas vyras, o ne, išbandysiu dabar su tuo, išbandysiu su daug ir galiausiai rasiu savo, ne, tu po kiekvieną vyrą, aš ką pastebiu, moteris tampa vis kažkokios blogesnės ir čia yra, galit diskutuoti tiesą, netiesą, bet mano patirtis tai rodo, kad jos kuo daugiau turi vyrų, tuo blogiau apie vyrus galvoja ir tuo labiau tu jauti tą, nes tu irgi esi vyras, gal ir nesi tos, kokie jinai turėjo prieš tai, bet tu jau matai, kad tu čia man dabar padarys tą, kaip jisai man buvo padaręs. Tas kitas man tai padarė. O jauna, nekalta moteris, dar nepatyrusi nieko blogo iš vyrų pusės, nepatyrus apskritai pasaulyje, tu jai gali rodyti tą pasaulį, mokinti, daryti ir jai viskas įdomu ir tau faina ant širdies, kad tu jai pirmas tą parodai, nėra, kad kažkas jau anksčiau tą padarė arba jinai jau turi 2 vaikus ir tu jai užtaisysi 3 ir tenai 2 vaikai tenai vis nuo kito vyro bus, kuriuos vis reikės ir kitam tėvui nuveš, čia visiškas nesąmonės, jau aš tikrai į šitą dalyką neklimčiau, tai jeigu vėl dar paskartojant apie tą, kokia mano tobula žmona turėtų būti, tai jauna, nekalta, puikiai gaminanti valgyt, protinga, paklusni vyrui, nedepresuota, niekada nebus psichuškėje, nenaudojus antidepresanto, puikiai psichologiškai sugebanti pati susitvarkyti su savim, neprašo, pavyzdžiui, vyro, žinok, šiandien man biški ašarėlės vėda, tai tu neik daryk savo numatytų dalykų, būk su manim dabar. Ne, ačiū, tokie dalykai jau tikrai ne man, žinau, kad dauguma vyrų meta savo suplanuotus dalykus ir būna guodžia, linksmina jas. Ne, jeigu tu nesugebi su savim susitvarkyti, tu ne man. Ačiū, visą gerą. Kitą klausimėlį, prašau. Jau matau, kaip nepatiks tą, ką tu pasakei čia ir ypač tos moteris bus piktos, kurios netitiko tavo kriterijų. Moteris, kurios netitinka standartų, kuriuos aš ką tik išvardinau, tai ramiai, nevirkit pykčių, tai čia tik mano standartai, mano nuomonė. Jum tikrai atsiras pasaulyje vienas vyras ar 2, kurie tikrai paims jūs, sukursit šeimą, viskas bus ok, net jeigu jūs esate ryža, stora, žvaira ar net viename asmenyje, tikrai esu matęs tokių atvejų ir jos vis tiek sukuria šeimą ir vis tiek randa vyrus. Taip kad ramiai, tai nebūsiu aš, jūs būsite tikriausiai laimingos ar bent jau kažkiek laimingos gyvenime sukūrusių šeimos. O ko aš dar nepaminėjau apie tą tobulo žmonos paveikslą, tai aišku, kad norėčiau, kad jinai neskrolintų, ne tiktokintų, ne instagramintų, galėtų padėti savo telefoną ir kompiuterį kur nors į stalčiuką savaitę ir nieko dėl to nebūtų. Nebūtų, kad bliamba jau reikia už 10 minučių pažiūrėti, ar man palaikino, ar kas nors atrašė mano postą. Štai vienas iš tų aspektų, kuriuos dar pamiršau paminėti ir aišku, tikriausiai jau supratot, kad jau geriančios, rūkančios ir narkotikus vartojančios niekada negalėtų būti mano kelyje. Moters, jeigu aš savo keliu tokius standartus, tai kodėl turėtų žemesnius standartus atitikti jinai? Tai čia tik pridurtina jau tokius dalykus. Ir stop. Ties šitą vietą baigiame. Ir jeigu norėsite pakartojimo, kad apsilankytų mūsų milijonierius vėl čia, prašau parodyti meilę, laikindami, subscribindami. Galite parašyti dar į komentarus, kokių klausimų norėtumėt kitam kartu, kad paklausimėm. Aišku, apie politiką, apie karus, apie kažkokius įdomius dalykus. Lauksime jūsų klausimų, lauksime jūsų meilės, o kol kas sakau iki pasimatymo. Čia buvo Džegaro ir vėl aš.